Sveiki, gerbėmėjai ponai ir ponios. Su jumis ir vėl aš Mindaugas Montvilas ir aš sveikinu jūs jau neeilinėme 53-ame InfoShow pabaiga jau arti epizode ir šį kartą specialiai praleidau žodelį pramoginio, nes aš norėčiau šią laidą trumpą, neeilinę, ekstraordinarinę laidą padaryti tokią rimtesnę be visų tų juokų, kurie aišku sugrįš, bet iš tikrųjų padėtis susijusi su derybomis dėl Ukrainos, panašu, kad pramuša protus daugeliui ir pramuša labai stipriai. Ir iš tikrųjų ta grėsmė, kuri šiaip realiai karinė grėsmė, kurios aš niekada neneigiau, jinai neprilygsta tam, kas iš tikrųjų pas kai kurios makaulėse nutiko. Ir iš tikrųjų šitą neeilinį epizodą nusprendžiau įrašyti dėl to, kad aš irgi susilaukiu čia dabar kaltinimų, kad tai bandau kažkaip tai slėpti, kažką tai teisinti ar kažką. Tai aš iš karto į tos kaltinimus pasakysiu, kad tie, kas žiūrėjo mano InfoShow nuo pradžių, jis jau startavo jau bemaž prieš metus, tai turėtų suprast, kokia ta mano mintis buvo, o ypač dar tie, kurie žiūrėjo mano pasirodymus blogeriukų ir dar anksčiau, nes iš tikrųjų visa mintis mano visų šitų pasirodymų, jau mes su blogeriuku jau pradėjom prieš beveik 2 metus ir simboliškai kaip tik epizodu, kur pristatėme iš įvairių pusių tą patį Tuckerį Carlsoną ir bendrai visa mintis buvo, nuo ko prasidėjo visas šitas InfoShow, o prieš tai bendradarbiavimas su neredaguota kanalu pateikti daugiau informacijos apie tai, kas vyksta Jungtinėse valstijose ir kas žiūrėjo visas laidas su blogeriuku nuo pradžių prieš beveik 2 metus, prieš 1,5, prieš metus, aš visus perspėjau, kad Amerikoje keičiasi visuomenė, keičiasi politiniai visi išsidėstymai, kad Amerikos dešinė tampa nebe tokia, kad visi tie dalykai, kurie dabar atėjo visų gražumų, kurie vyksta, kad visos ortodoksijos griūna, kad mes turime reikalą su tikrų organiškų judėjimų, kuris ne visada yra simpatiškas. Tai aš jau kalbėjau apie tai tada, kuomet apie tai dar nieks nekalbėjo, bet nieks rimtai nevertino Donaldo Trumpo sugrįžimo galimybės, visų šitų dalykų, čia viskas kažkam labai tolima ir nerealu atrodė, ir nerealistiška. Tai aš tuo metu apie tai kalbėjau ir kaip sakant, kaip Dievą myliu, galite susirasti tas senas laidas. Aš jums sakiau, kad ir kaip mane nuvylė tai, kai Tuckeris Carlsonas pradėjo tą savo kampaniją apie tai, kaip Ukrainai skriaudžiami krikščionys, neatsirado nei tuomet ir po šiai dienai neatsiranda nieko, kas suprantamai tą žinią apie tai, kokia tai yra manipulacija, suprantamai, aiškiai daneštų į kitų žmonių, lygiai kurių ją reikia danešti. Tai aš kalbėjau apie tai, kai mūsiškiai idiotai iš visokių ten NAFO pradėjo pulti Elbridge'ą Colby, aš bandžiau netgi sustabdyti to žmonės, aiškinamas, come on, jūs žmonės, ką darote? Ką jūs darote? Tas žmogus labai realistiškai gali formuoti JAV gynybos politiką vieną dieną. Ar jūs tikrai norite čia su juo kariauti dabar? Tarp kitko šiom dienom Elbridge'as Colby turėtų būti patvirtintas senate, kaip ir, kadangi visi Trumpo pasirinkimai buvo patvirtinti. Tai čia iš tikrųjų man kaltinimai, tai čia yra tas pats, kas, žinote, angliškai yra tas posakis don't shoot the messenger, nenušaukite to žmogaus, kuris jums žinią atneša. Ta prasme, mano žinia visada buvo aiškiai, kad mums reikia suprasti, kad čia ne kažkoks tai vienadienis pasikeitimas, ne kažkokia tai anomalija, kuri praeis ir vėl grįž viskas į savo vėžes. Jūs turite suprasti, kad ateina duomenys, kad Donaldo Trumpo populiarumas geras Amerikoje, kad visi čia jūs Europoje tikitės, jog čia ateis midtermai ir kaip paprastai būna, praeis viskas ir viskas grįš į senas vėžes, tai nebūtinai taip turi būti, nebūtinai viskas turi grįžti į senas vėžes. Nieks nėra garantuota ir jūs mokykitės dirbti, suprasti tą kitą Ameriką. Ir aš aiškinau, kad tas MAGA judėjimas, jis nėra kažkoks
šiuo metu vis dar nėra kažkoks aiškiai apibrėžtas, jis tebesivysto. Ir taip, ten yra nesimpatiškų veidų ir idėjų, ir kurios mums nelabai palankios. Ir tas pats viceprezidentas J.D. Vance'as yra visko prišnekėjęs gyvenime, bet jis yra protingas, išsilavinęs, stiprus žmogus ir su juo reiks išmokti kalbėtis ir išmokti kalbėtis kaip ta kalba, kurią jis kalba, kurią kalba ta naujoji maga Amerika, o ne tai, kaip ten Münchene tas konferencijos pirmininkas apsimyžo ir apsižliumbė. Ir kas dar baisiausia, kad tą apsižliumbimą visi palydėjo plojimais. Tai čia yra pats kraupiausias dalykas, kad tų žmonių, kurie turi rūpintis mūsų saugumu, apsižliumbimus mes palydime, mes tai čia europiečiai, ne mes asmeniškai, bet europiečiai palydi plojimais. Čia yra katastrofa šito kontinento. Ir aš apie tai seniai kalbėjau ir dabar, žinote, kai visi tai pamatė, visi vėl kažką sugrįžo į senos isterijas ir visas tas sąmokslo teorijas senas, jau 10-mečio senumo apie tai, kaip Trumpą ten rusai nupirko. Vyrai, come on, čia jau old news. Čia net jeigu tai būtų tiesa, Amerikoje tai jau niekam nebeįdomu. Jūs ne apie tą kalbate, ne apie tai darote. Jūs dabar intensyviai mokykitės maga kalbos, mokykitės kalbėti su nauja Amerika. Su jais reiks kalbėti. Net jūs, jeigu turite realistiškai vertinate galimybę, kad čia Europa gali persirientuoti prie Kinijos, na, come on, irgi dar vienas eilinis, kažkoks absurdiškas blefas. Iš tikrųjų, man trūksta žodžių, kad tiek kvailystės ir tas visas kažkoks pasišiaušimas, kad mes čia, suprantate, nubausime amerikiečius, čia Seimo narys Raimundas Kuodis vos ne, kaip sakant, ragina sutvarkyti kažkaip Trumpą, man šis protų nesuvokiama, kiek žmonėms stogai nučiuožia, ką jūs darot, gerbėmieji, ta prasme, kur mes pabėgsim nuo Amerikos. Alio, iš tikrųjų, kraupu, iš tikrųjų, man dabar iš tikrųjų ne dėl to, ką Trumpas darė, nes iš tikrųjų aš irgi bandžiau introspektyviai pažiūrėti, ar aš čia kažko nesuprantu. Bet Trumpas tos dalykus, įskaitant nusišnekėjimus, įskaitant tai, kad jis iš tikrųjų ten iš šiknos ištraukė kai kurios skaičius, ten dar kažką, bet jis tą kalbą jau seniai, tokius dalykus, kad čia tas karas yra abipusė kaltė ir čia reikia nutraukti ir man svarbiausia nutraukti žudymą. Čia jūs jo neperkalbėsit ir čia Lietuvoje ir Ukrainoje turėtų statyti dar paminklus tam žmogui, tai yra Pietų Karolinos senatoriui Lindsey Grahamui, už tai, kad jis įkalbėjo Trumpą ir jam paaiškino, kad iš tikrųjų Ukraina nėra bevertė šalis, jinai turtinga mineraliniais ištekliais ir tokiais dalykais. Ir dabar čia piktinasi, kad Trumpas reikalauja kažko iš Ukrainos. Tai jeigu Lindsey Grahamas nebūtų iš vis to įkalbėjęs, tai būtų reikalai dar prastesni, nes iš tikrųjų Trumpas tikrai neturi už ką mylėti Ukrainos. Ir jis neprivalo, ir jis, būdamas impulsyvus ir karštingas žmogus, jis velnės žino, ką gali sugalvoti. Bet come on, hebra, jūs supraskit, ką darot, supraskit, kokia padėtis, supraskit, kad čia mūsų vieninteliai partneriai, mums reiks kalbėtis ir su Trumpu, ir su Vance'u, ir su visa ta nauja Amerika, ir reiks suprasti, kas ten formuojasi ideologija, kuri, aš pilnai sutinku, jinai yra keista ideologija, ten yra mišinys įvairiausių keistų idėjų. Pradedant nuo to techno-optimizmo, baigiant krikščionybę, baigiant izoliacionizmu, baigiant dar kažko, tai baigiant Trumpo komerciniais interesais ir visko ten yra, visokių ten žmonių yra, visokių idėjų yra, bet situacija yra tokia, kad mes šitos Amerikos ignoruoti negalime, mums ją reikia suprasti ir išmokti su ją dirbti ir iš tikrųjų, ką aš daugiau galiu pridurti, jūs, kaip sakant, vietoj to, kad baksnotumėt pirštais, jūs iš tikrųjų brainstorminkit, kaip su tą Ameriką išmokti dirbti ir ją suprasti. Ir, jau nekalbant apie tai, kad tie reikalavimai, kuriuos nuleido J.D. Vance'as ir Petas Heksetas praėjusią savaitę, jie yra kieti reikalavimai ir nuo jų irgi nepabėgsi. Ir nekalbant apie tai, kad reiks Europai spręsti visos tos ekonomikos konkurencingumo klausimus ir visus kitus dalykus, bet iš tikrųjų baikit
baikit isterikuot. Amerika, jeigu norėtų jinai iš vis palikti Europą, tai to nebūtų dariusi viso šou Europoje praėjusią savaitę. Praėjusią savaitę šou Europai jis buvo skirtas tam, kad Europa atsibūstų. Čia, iš tikrųjų, tas posakis blogas, bet šitoje vietoje jis tinka. Muša, vadinasi, dar myli. Atleiskit man, čia turėjo būti šitas epizodas be humoro, bet, šitas epizodas toks yra. Tai tiek būtų tas trumpas mano rentas, bet jūs atsibūskite ir nustokite isterikuot ir supraskite, kas vyksta ir supraskite, kad šiaip tragiško nieko dar neįvyko. Tai yra derybinis triukšmas, spaudžia taip Trumpas Zelenskį, nes Putino jis mažiau turi svertų spaust, negražiai atrodo, kitų kažkokių tai geresnių opcijų Zelenskis tikriausiai nelabai turi, nebent čia Europa kažką labai greitai susiorganizuos, bet aš kažko tai nelabai tuo tikiu. Taip, kad atsibūskite biškį, prasiblaivykite ir blaiviau žiūrėkite į pasaulį ir, kaip sakant, nekaltinkite tų žmonių, kurie jums pasako, kad kalėdų senelio nėra ir kad reiks dabar patiems pradėti savarankiškai problemą savo spręsti. Tai tiek būtų šiandien ir pabaiga jau arti.